Labą dieną, mėly Facebook'o draugai, Patreon kanalo žiūrovai, pasisakysiu kaip gydytojas, kuris mažai paskaitų praleidau mokydamasis, 30 metų patirties ir perskaitęs begalę literatūros ilgamžystės klausimų, visokiausią formą, tiek rašytinę, tiek reelsais, tiek YouTube įrašais. Ir kas mane labiausiai nervuoja, tai kad jie visi labai direktyvūs, labai auklėja, kaip reikia teisingai gyventi ir labai riboja žmogų. Griežtom taisyklėm, liktai tų taisyklių ir apribojimų mums labai trūktų. Viską perlisiu per tokią holistinę prizmę ir įrodymų prizmę ir pradėkime. Žodžiu, vieną kartą per parą valgyti yra normalu. Jeigu jūs gerai jaučiatės, visiškai normalu. Valgyti 5 kartus per parą taip pat yra normalu. Jeigu jūs gerai jaučiatės ir jums tai patinka. Neužkandžiauti tarp tų esminių valgymų yra normalu. Užkandžiauti tarp esminių valgymų taip pat yra normalu. Žodžiu, mokslas nėra jokių rimtų įrodymų pateikęs, kad valgymų kiekis per parą, ar užkandžiavimas ar neužkandžiavimas, turėtų kažkokią įtaką gyvenimo trukmei ar esminiai sveikatai. Man tas nelabai patinka, dėl to, kad aš buvau visą laiką prieš užkandžiavimus, bet dėja yra kaip yra. Valgyti pusryčius yra normalu. Nevalgyti pusryčių taip pat yra normalu. Nevalgyti po 18 valandos yra normalu, o valgyti po 18 valandos taip pat yra normalu. Netgi prieš miegą valgyti yra normalu, jeigu ten jums nestovi čia skrandžio turinys ir nesukelia gerlo gastroezofagealinio refliukso ligos, taip yra trumpinamas. Aš pažinojau gyvą žmogų, sportininką, lengvaatletį, kuris rimtas Lietuvos rinktinės narys, ir kai jis ruošdavosi varžyboms, būdavo tokia ištvermės ugdymo fazė, jis keldavosi 3 nakties ir valgydavo, nes jis turėjo tokį krūvį, kad jam labai krisdavo svoris, jis tiesiog nesukontroliuodavo savo raumenų masės nykimo. Tai vat, valgyti ir prieš miegą yra normalu, jeigu tai jums patinka. Visa tai, ką aš vardinau, yra normalu, jeigu nėra nuolatinio lėto svorio kilimo, kas rodytų, kad jūs per daug suvalgote. Esmė yra kaloražė. Tiek sunaudotam, tiek išeikvotam. Dabar apie vegetarystę. Nevalgyti mėsos yra normalu, jeigu tai jums patinka, bet gyvenimo trukmės tai neilgina. Buvo tokių minčių, kad vegetarai gyvena ilgiau, tačiau paskui standartizavus tiriamąsias grupės paaiškėjo, kad tiesiog vegetarai ir taip sveikiau žiūri gyvenimą, daugiau juda, yra lieknesni negu tie žmonės, kur valgo mėsą. Ir tas ir sudaro skirtumą, o ne maisto formą. Nevalgyti jokių augalinės kilmės produktų. Tas vadinamas carnivore dieta taip pat yra normalu. Jeigu žmogui tai patinka, tai yra normalu. Valgyti cukrų yra normalu. Angliavandeniai yra mūsų pagrindinis šaltinis energijos, taip evoliuciškai jau yra sudėliota. Ir pavyzdžiui, carnivore dietos šalininkai, jie taip pat energiją gauna iš angliavandenių, tačiau prieš tai jų kūne tas baltymas virsta į angliavandenį ir riebalas virsta į angliavandenį, kas vadinasi gliukoneogenezė. Ir tas truputėlį naudoja energiją, dėl to carnivore dieta susijusi svorio kritimu. Svorio kritimu žmogus lengviau pakelia alkį. O šiaip norėti cukraus ir norėti saldumynų yra normalu, dėl to, kad jeigu žmogus valgo lėčiau atsipalaiduojančią kažkokią tai energiją pasižyminti maistą, valgymas mūsų vienas pagrindinių išgyvenimo instinktų ir tas kramtymas ryjimas, jisai organizmą į tokį lūkestį patalpina aukštesnės glikemijos, ir kartais pabaigoje valgymo, norisi to saldumino ir tai yra normalu. Jeigu nėra ilgalaikio svorio kilimo, nėra absoliučiai visiškai kenksmingų maisto produktų, kaip nėra absoliučiai visiškai naudingų maisto produktų, priklauso nuo kiekio ir jų pagaminimo. Taip, jeigu ten kažkokiais labai blogais chemikalais apdirbtas maistas, tai be abejo gali būti kenksmingas. Ar gali būti, jeigu specialiai užnuodytas, bet tai tik tai turi būti specialiai užnuodytas. Taigi, mylėjai, kuo mažiau reikia kategoriškumo, jeigu iš tų, kurie ten kažką tai labai jums ten teigia atkakliai, galite jūs net nežiūrėti.
Ir iš angliavandenių toks vienas iš tokių juokingiausių mitų yra, kad nevalgykite vaisių, uogų, kartais ir daržovių, nes jos sukelia kepenų suriebėjimą, nes turi daug fruktozės. Kepenų suriebėjimą sukelia alkoholis iš esmės, arba labai jau dideli kiekiai fruktozės, bet susijęs su labai didelio laipsnio nutukimu. Nemačiau žmogaus gyvenime, kuris būtų suriebėjusiams kepenimis nuo avietės ar oboliuko. Parodykit man, kas suriebėjusim kepenim nuo avietės ar oboliuko. Dėl to dar kartą pakviesiu vengti kategoriškumo, nes iš esmės tikrai mes ne viską žinome. Ir jeigu valgome įvairų maistą, valgome įvairiais mitybiniais režimais, mūsų svoris plius minus yra vienodas, priaugti kilogramą ar 5 taip pat yra normalu, numesti kilogramą 5 taip pat yra normalu. Ir nereikia daryti iš to kulto, nes tas nuolatinis galvojimas, ar aš taip valgau, ar aš tą valgau, ar aš tada valgau. Ir toks, rusenantis antinkščiai kur kas didesnė žala negu pasitenkinimo jausmas iš mano mėgiamų ledų nykštukas. Iki.